Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bytai ir Baitai. Tai 109 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie tipo dinamiką. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs žinote, C# turi daug skirtingų tipų. Tai mes rašome iš pradžių tipo pavadinimą, po to nurodome kintamojo pavadinimą ir galim priskirti kažkokį value. Taip pat pas mus yra raktažodis var. Kaip jūs prisimenate, var tai nėra tipas. Var tiesiog pagal tai, ką mes priskiriam, nustato kintamojo tipą. Tai jeigu mes užvesime čia pelytę, mes vis tiek galim pamatyti, kad tai pas mus yra tipas string, nors ir nullable string. Jeigu užvesim pelytę čia, tai galim pastebėti, kad čia pas mus yra intas. Toliau pas mus yra index ir double tipai. Tai viskas pas mus čia buvo nustatyta be problemų. Ir po to, jeigu aš norėsiu, aš į kintamąją D jokių būdų negalėsiu priskirti stringo. Nes aš iš anksto jau čia pasakiau, kad tai pas mane bus double tipas. Bet taip pat C# yra toks dalykas kaip dynamic. Jeigu mes parašysime taip, tai aš be jokių problemų galiu iš pradžių priskirti čia double, po to galiu priskirti string tipą, o po to aš iš vis galiu priskirti intą, jeigu norėsiu. Ir tai pas mane bus skirtingi tipai. Kaip matote, čia intas ir jis be jokių problemų yra čia priskirtas. Taip pat po to aš net ir listą galiu ten įkišti ir galiu praeiti pro tą listą. Tai paleidus kodą, mes matysime, kad viskas pas mane veikia ir D tai tikrai pas mane yra listas. Išvesime D kelis kartus ir pažiūrėsime, ką mes ten saugome. Ir kaip jūs matote, vienu atveju tai 3.14, po to tai pas mūsų stringas, trejetas, intas paprastas, kolekcija iš intų, na ir išvedam kiekvieną iš tų visų intų. Ir jokių problemų čia neįvyksta, mes galim dirbti toliau. Tai kodėl mes visą laiką ir nenaudojame tą tipą dynamic, o vietoj to rašome var arba aprašome pilną tipo pavadinimą. O viskas yra dėl to, kad dynamic nelabai gerai veikia su kodo redaktoriais. Nors aš čia ir galiu parašyti taip, man Copilotas padeda, nes Copilotas supranta, kas buvo prieš tai, bet jeigu išjungti Copilotą ir pabandyti paspausti Ctrl Space, nieko neatsiranda. Jeigu mes dabar padarysime taip ir aš pasakysiu čia list ir paspausiu tašką, tai mes matome, kad atsiranda daug dalykų ir mes matome, kokie pas mus yra metodai, kokį metodą mes galim iškviesti, kokios yra pas mus savybės ir kaip mes galim čia dirbti. Su dynamic kintamaisiais taip neveikia. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kai pas mus naudojama dinaminė tipizacija, viskas veikia lėčiau nei su įprastais tipais. Mes parašym paprastą patikrinimą, tai pas mus yra testas su intais ir testas su dynamic tipu. Ir mes ir ten atliekam tą patį veiksmą, nes sudedam tiesiog du skaičius. Bet vienu atveju tai pas mus intas, kitu atveju tai pas mus tipas dynamic. Ir mes pažiūrėsime, o koks pas mus bus rezultatas. Tas kodas gali būti jums nesuprantamas, kas čia yra per atributas benchmark, kas čia per benchmarkai naudojami. Mes vėliau apie atributus kalbėsime, mes turėsime pamoką apie benchmarkus, kaip tikrinti, kuris kodas veikia geriau, kuris blogiau, kuris naudoja daugiau atminties, kuris naudoja mažiau atminties. Kol kas tiesiog žinokite, kad tai patikrinimas dviejų funkcijų. Mes darome tą patį dalyką, bet saugome kintamosius skirtingose tipuose. Na ir ką mes galim čia pastebėti? Kaip jūs matote, jeigu mes darome patikrinimus su int tipu, tai pas mus veikia viskas labai greitai. Viskas užima mažiau nei 1 nanosekundę. Truputį keistas rezultatas, galvojau, kad bus gal bent 1 nanosekundė, bet čia labai paprasta operacija, dėl to galbūt taip ir išeina. Bet kai mes tai darome su tipu dynamic, tai viena operacija užima 12 nanosekundžių. Tai daugiau negu su int tipu. Dėl to geriau ir nenaudoti dynamic tipo. Ir čia jūs dabar galite paklausti, o kam mums išvis tada tas dynamic tipas, jeigu jo geriau nenaudoti. Kartais išeina tokia situacija, kad jūs darote projektą, kuris turėtų būti sujungtas su kitų projektų. Bet kitas projektas parašytas, tarkim, su Pythonu arba JavaScript arba dar kažkaip kitaip. Ir jeigu jūs žinote, Python ir JavaScriptas tai pas mus kalbos, kur yra pas mus dinaminis tipizavimas. Tai vienu atveju mes galim prie kintamojo priskirti intą, po to mes galim priskirti double tipą, stringą ir taip toliau. Ten gali būti saugomas bet koks tipas. Ir rezultatas irgi gali būti bet koks. Ir jeigu mes iš C# kviečiam kodą JavaScript arba Pythone, tai mes nežinome, o koks pas mus bus rezultatas. Tai tada ir tinka mums toks tipas kaip dynamic. Tarkim, pažiūrėsime į tą kodą. Pritaikysim tokį dalyką kaip IronPython ir parašysime čia paprastą Python funkciją. Tai pas mus bus funkcija sum ir mes į tą funkciją galim perduoti kažkokius dalykus. Mes čia sakome, kad mums reikalinga tokia funkcija kaip sum, mes į tą funkciją perdodam kintamosius.
Tai čia mes prie to kintamojo priskiriam jau funkciją ir iš to kintamojo mes galim tą funkciją iškviesti. Ir atgal mes gauname sumą dviejų skaičių. Tai kaip jūs galite pamatyti, čia pas mus išeina trejetas. Mes taip pat ten galim perduoti ir string tipus. Ir tai mes galim išvesti. Ir kaip matote, viskas irgi pas mus veikia. Tai mes atgal gauname stringą, mes žinome, kad atgal pas mus ateis stringas. Ir tos stringus mes galim sudėti. Arba lygiai taip pat mes čia galėtume parašyti iškart dynamic ir rezultatas būtų identiškas. Tai labai retais atvejais, kai mes nežinome, kokio tipo pas mus bus rezultatas, mes galim naudoti tipą dynamic. Bet daug geriau būtų vengti to raktažodžio. Dabar jūs žinote, kaip veikia tipas dynamic. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.